Firma Acme Baltija jau 5 metus dalyvauja CeBIT-e, kaip ir praeitais kartais. Pristatom savo prekinį ženklą Acme, pristatom savo jau įprastus produktus, kas yra priedai kompiuteriams, audio video technikai. Taipogi šiais metais pristatom savo naujus produktus. Tai yra energiją taupančias lemputes ir smulkią buitinę techniką. Čia CeBIT-e tikimės, kad rasim naujų šalių ir mūsų distribucija dar išsiplės. Ir ne vien tik Europoje, bet galvojam, kad eisim ir į Afriką, ir į Pietų Amerikos šalis. Tai mūsų nauji produktai yra energiją taupančios lemputės, taipogi visiškai nauja dar išdirbinėjimo technologija yra LED tipo lemputės. Firma Acme aktyviai vysto šitą kryptį ir norim būti vieni iš pirmųjų, kurie galės pasiūlyti plačią šių lempučių produkcijos asortimentą. Šiuo metu pasaulinė IT rinka labai keičiasi. Tam didelį įtaką padarė kompanija Apple su savo išmaniaisiais telefonais iPhone, taipogi su planšetiniais kompiuteriais iPad. Čia yra visai naujos tendencijos rinkoje, kurios atsispindės ir mūsų įmonės produkcijoje. Mes dabar kaip tik kūrėme naujus priedus šiem įrenginiam. Jeigu šnekant apie Lietuvos firmų galimybės pasaulyje, toj pačioje Europoje, CeBIT-e, tai aš kviesčiau visas Lietuvos įmonės, kurios sukuria realią pridėtinę vertę, dalyvauti pasaulyje, nebijoti tos Europos ir stengtis ir aktyviai eiti.